Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 113 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie anoniminius metodus. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Pažiūrėsime į kodą, kurį mes parašėm praeitą kartą. Pas mus buvo metodas double, naudojant kurį mes galėjome argumentą, kuris yra perduodamas, padvigubinti. Ir, jeigu jūs prisimenate, tą metodą mes galim supaprastinti. Jeigu mes parašysime tą metodą taip, tai mes gausime lygiai tą patį rezultatą. Jeigu metodas sudarytas tik iš vienos eilutės, iš vieno veiksmo, mes galim aprašyti jį taip. Ir taip pat pas mus yra toks dalykas kaip anoniminiai metodai. Mes panašiai galim padaryti ir čia. Pasakysime, kad pas mus bus kažkoks tipas ir mes priimam vieną intą ir tą intą norim padvigubinti. Ir tai jau pas mus yra anoniminis metodas. Ir jeigu mes pažiūrėsime, kas yra už to var, tai mes galim pastebėti, kad čia ir yra mūsų func tipas, kuris kaip atiduoda intą, taip ir priima intą. Ir jį mes galim be jokių problemų perduoti. Ir paleidus kodą mes gaunam lygiai tą patį rezultatą. Bet tą užrašą mes galim dar supaprastinti. Vietoj to int a mes galim nenurodinėti akivaizdžiai tipo, mes galim iškart parašyti a. Ir viskas veiks identiškai. Mes sakome, kad pas mus ateina kažkoks argumentas a ir tą argumentą mes norime padvigubinti. Ir irgi gauname lygiai tą patį rezultatą. Bet tai pas mus neveiks, jeigu čia naudosime var. Mes turime nurodyti, o kokio tipo argumentas pas mus ateina. Jeigu mes parašysime tiesiog taip, mes nesuprantam, ar čia pas mus double, ar čia pas mus float, int ir taip toliau. Tada turim nurodyti akivaizdžiai. Ir mes galim tai parašyti čia taip, jeigu tas metodas pas mus nebus naudojamas kažkur kitur, už šios funkcijos ribų. Ir irgi gauname lygiai tą patį rezultatą, kuris pas mus buvo ir prieš tai. Ir čia mes galim nenurodinėti tipo, nes viską suprantame pagal argumentą, pagal tą t. Bet jūs galite pasakyti, o čia yra t, mes nenurodim, kad tai yra intas. Bet mes suprantame tai pagal pirmą argumentą, pagal mūsų listą. Listas turi int tipą, tai mes taip ir suprantame toliau, kad tas t visur pas mus bus intas. Ir toks užrašas tai irgi pas mus yra supaprastinimas. Iš tikrųjų užrašas atrodo taip. Tai yra pilnas užrašas anoniminio metodo, bet mes galime jį supaprastinti iki tokio užrašo, kurį jūs matėte prieš tai. Ir jeigu čia bus metodas, kuris atrodys truputį sunkiau, bus sudarytas ne iš vienos eilutės, bet mes norim padaryti taip, kad jis būtų anoniminis, mes galim jį parašyti čia taip. Ir tai irgi pas mus bus anoniminis metodas. Ir galim jį supaprastinti dar taip. Ir paleidus tą kodą, jau gaunam kitą rezultatą. Nes skaičiuojame jau kitaip. Ta anoniminė funkcija jau turi daugiau veiksmų. Ir dabar svarbus dalykas apie anoniminius metodus. Mes galim taip pat nurodyti, kad delegatas saugos daugiau nei vieną metodą ir iškviesti tos visus metodus. Ir mes matome, kad tikrai kiekvienas iš tų metodų buvo iškviestas. Bet jeigu mes norėsime atsirašyti, pasakyti, kad daugiau nenorim kviesti to metodo, mums nepavyks to padaryti. Nors metodai ir atrodo identiškai, bet jie atmintyje saugomi skirtingose vietose. Ir jeigu mes norime atsirašyti nuo anoniminio metodo, mes jį turime kažkur išsaugoti ir tą išsaugotą anoniminę metodą jau turime ir perduoti į operatorių minus lygų. Jeigu mes čia priskirsime tą func, o po to sakysime, kad jis turi pas mus išnykti, jis žiūri į tą patį anoniminį metodą. Ir mes galėsime lengvai panaikinti tą anoniminį metodą ir iškviesime tik he. Paleidus tą kodą, matome, kad hello world pas mus neatsiranda. Jeigu aš tą eilutę užkomentuosiu ir paleisiu kodą, tai matome, kad hello world pas mus yra. Tai dabar tikrai mes galime pridėti tą metodą prie delegato ir panaikinti tą metodą iš delegato. Dabar jūs žinote, kaip veikia anoniminiai metodai. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.